vedėjai patys arba ten muzikantai patys nerašykit. Spėkit, kas parašė pirmas? Pirmas pasirodymas kainavo 30 eurų ir saldainių maišas. Bet to buvo kiek? 13 metų? Kiek galima kelti mūsų kainas? Padaryk viską, ar ne, mes ateisim tą dieną, kada reikia, ar ne? Wow, koks vedėjas. Yra toks dalykas kaip sužvaigždėjimas. Kokybės, kainos ir tavo populiarumo santykis. Kokybiškai padaryta momentinė nuotrauka, o ne kaip vestuvėse pripičkina, ten pusė juostos iš šiukšliadėžį keliauja. Tėvai nurodinėjo, ką jie dabar darys, tėvai nurodinėjo, ko jie dabar nedarys. Yra žmonių, kuriuo aš niekada nerekomenduosiu. Kodėl tu žiūri man? Pradeda skaityti tokį tekstą, kurį pakeisk vardus ir važiuok į sekančią seriją. Yra tokių, kurie paspaudžia, ten yra toks autoplay ir ten. Sveiki visi, žiūrovai. Tai yra podcastas Balius baigtas, pirma laida. Podcastas apie renginių industrijos problemas nuo renginių industrijos atstovų, kurie čia ateina be kaukių, pakalbėti tiesiai šviesiai, be skrupulų apie renginių industrijos problemas, renginių rinkos iššūkius, taip kaip dar niekas iš mūsų nėra daręs. Šios laidos tikslas yra aptarti šias problemas ir gerinti renginių rinkos kokybę Lietuvoje. Pas mane, mano vardas Denis, aš esu šios laidos vedėjas ir pas mane šiandien svečiuose yra renginių organizatorė ir vestuvių planuotoja Sandra Garbanės Planas. Labas. Taip. Tai paploja. Taip, ploju. Toliau yra DJ Artūras, kitaip žinomas Sao Sounds. Paplojam. Taip, čia prašom. Man po dešinę fotografė, ilgametė fotografė, kuri tikrai labai daug kur yra iškeliavus, ne tik Lietuvoje fotkino ir taip toliau. Diana Ko, fotografė. Taip. Ir paskutinis, bet neprasčiausias, iliuzionistas, geriausias iliuzionistas, kaip sakė jo mama, bent jau, Alan Gladkovas. Ačiū. Čia. Tai aš tikiu, kad mes turėsim tikrai laiko galimybių pasipasakoti, prisistatyti, kas mes tokie esame ir apie ką visas šitas reikalas mums yra, bet pradžiai tiesiog biškai atkreipti dėmesį į Dianą. Kaip tu manai, kas iš fotografijos, gal aš užduosiu klausimą taip, kas iš tavo darbo, ane, fotografės darbo, skausmingiausia? Tiesiai šviesiai, kas kur labiausiai skauda? Koks dalykas labiausiai yra skausmingas? Ar nežinau, kad reikia foto plus video, ar čia kainos klausimai kažkokie... Skausmingiausias? Taip, kur, nežinau, miegi naktim ir... Per didelis fotografų pasirinkimas. Perpildyta rinka Lietuvos fotografais, kurių kokybė yra daug maž panaši. Gal jeigu jau taip skausmingiausias. Aha. Bet realiai, gerai, realiai... Ir klientai norintis, kad tu visą dieną fotografuotum už 500 eurų. Čia mes, manau, visi... Ir klientai, kurie randa tokių fotografų. Aha. Nes yra pasiūla. Ir čia pliusas realiai, kad jie randa tiek fotografų, ar... Aš nežinau, dažniausiai paskui, žinai, tose nuotakų namučiuose matai didelį kiekį neigiamų atsiliepimų, kaip fotografija sugadino ten vestuvių ar krikštynų šventė, nuotraukos nekokybiškas, spalvos negražios, tas ne taip, tas anaip, ir kai komentaruose paklausė, tai jau kokia kaina buvo, kiek jūs sumokėjot? Laukiam metus nuotraukų. Laukiam metus nuotraukų, jo, tai ir paskui ten paskrolini, kur tas žmogus ieškojo, ir jis ieškojo ten už 400 eurų visai dienai fotografą, kai aš jau nekalbu apie įrangos kainą, apie mokymų kainą, apie tiek, kiek tu investuoji laiko į tą fotografavimą ir paskui nepatenkinti lieka. Bet supranti, daug žmonių to nesupranta. Visi nori gauti tiesiog tavo paslaugą, bet nesupranta, kas yra po jos. Tai ir mokslas, įranga ir čia kiekvienam didžėjus, wow, organizatoriui. Kiek energijos, kiek nervų, kiek visko. Vedėjas. Tai tiek kalbėti. Tiesiog atvažiuoja. Tai fotografija, magas ir rekvizitas, taip, čia faktas, bet nesuprantam. Tai gal tokie ir skausmai būtų. Bet šiaip aš nemanau, kad tai galima pritaikyti tik fotografiją, nes nuotakų namučiai, paimam populiariausią tą grupę, ne, Facebook, bet tu pažiūrėk, reikia ten, kas liečia, tarkim, vedėją arba didžėją. Rekomenduokit, ar ten laisvi vedėjai. Jeigu tu pirmą sekundę neparašai, tai po 5 minučių tu būsi 187. Lygiai tas pats su didžėjais, ta prasme, su aptarnavimo planai. Ieškau ten didžėjaus tokiai datai, nesvarbu. Ir irgi, jeigu tu neįtilpi į tą
pirmas kelias sekundės, viskas, tu jau ten būsi 280. O jūs visi sėdėt nuotakų namučiuose? Ne, Tai kartais, žinai, Facebook'e, feed'e. Išmeta ir jo, tiek. išmeta ir viskas. Bet žinai, kas dar gali būti? Prašo fotografo, o rašo muzikantai. Jo, jeigu reikia, žinai, Taip, tiesiog taip, reikia omeny, taip. kad mes čia... Mes ne fotografai, bet... ne. Bet supranti, ne, esmė tiesiog tame, kad vat, būna tie patys, vat, tos pačios užklausos, tos pačius nuotakų namučius. Taip, čia kiekvienais metais yra 24-25, ne pala, 23-24 buvo, dabar yra 25-26. Neseniai žiūrėjau, ten 40,5 tūkstančių neseniai yra žmonių. Tai yra daug. Tai yra labai Paslaugų daug. teikėjų. Taip. Aš kuriu 40 tūkstančių tie, kurie teikia. Ir pavyzdžiui, ateina koks anonymous member, pasako, mums reikalingas, PVZ, ne, mums reikalingas vedėjas, taškas, viskas. Tarsi, nei datos, nei patikslinimo, tai gal jums reikalingas tam tikra kalba, gal jums reikalingas jis Alytuje, pavyzdžiui, ne, tai čia, nežinau, lokacija. Neaišku, kokia šventė iš tikrųjų. Taip, ir neaišku, Vis koks šventė. 100 komentarų bus. Taip, Bus. Arba, kai pasako, šitie vedėjai patys, arba ten muzikantai patys, nerašykit. Spėkit, kas parašė pirmas? Muzikantai arba vedėjai. Bet Jo, gerai, štai ką. tokį irgi diskusiją. Nu, bet mes irgi nuo kažko pradėjom. Mes irgi pradėjom ne iš karto už Tai ten tūkstančius nesėdi, dalykų. Ten yra žmonių, kurie Ne, dirba bet daugiau Diana negu sakė, mes. kad yra fotografų, kurie dirba už 400 visą dieną, ne? Aš prisimenu mūsų pirmus užsakymus, kur mes važiavom ten už, visiškai juokingus 3 važiavom dirbti renginį už visiškus ten Nu, centus. 350 eurų. Aš pamenu, Ant trijų, realiai vienas jo. iš pirmų metų buvo 350 eurų. Jo. Mūsų, man atrodo, visų 3, kur Taip. aš su kolega, mes dviese vedėm, mes po 100 eurų už vakarą ir 100. Artūras ėmė 150. Nu, taip. Žinokit, jau luxury. Pirmas pasirodymas kainavo 30 eurų ir saldainių maišas. Bet to buvo kiek, 13 metų? Nu jo, čia kitas klausimas. Kitas klausimas, jo. Iškiniuotsėlis, ne? Tau skirtai, nelabai techniškai mokėjo, man atrodo, ne tavo tėčiui. Čia toks niuansas, supranti. Galbūt, nežinau. Galbūt jis daugiau gauna. Nežinau, iki šiol gal. Bet bairis tame, kad, pavyzdžiui, už tą užsakymą, kad mes važiavom už 350 eurų, čia atvejis, kurį aš iki šiol praktiškai kiekvienai porai duodu į pavyzdį, kodėl būtina yra imti kuo daugiau, aišku, informacijos, viską, bet būtina, pavyzdžiui, imti iš žmonių muzikos tą patį sąrašą. Čia, kas ir dydžiai leidžia, šito liečia. Mes vieną kartą, pamenu, ten, nepamenu, kokios tiksliai buvo vestuvės, bet mes paleidom Vierkas ir Dziučką. Tokį gulianučką. Pagiriuosi. Jo, ten vis, jo, taip, ten 3 nakties viskas ir, žodžiu, nepatenkintas jaunikis metė į mus, į dydžiai tiksliau. Tiesiog metė bokalą. Dėl to jam 100 PM ir sumokėjo. Jo, matyt. Dėl to 50 buvo arbata, žinai, už tavo problemas. Bet jo, tiesiog metė į dydžiai bokalą. Ir aš nuo to laiko mes tokie, gerai, reikia imti tą raudoną sąrašą tų dainų, kurių geriau neleisti, nes pasirodo, ten žmonės, kurie nelabai toleravo bendrai, nežinau, ten ar ukrainiečių dainų, taip sakant, ar bendrai Vierkos ir Dziučkos, nepamenu tiksliai. Bet nuo ko skiriasi, ne, tarsi, jeigu tu dirbi už 500 eurų, tu gauni daugiau galvos skausmo, arba 3 PM ir taip toliau, tu gauni daug daugiau galvos skausmo, negu tu dirbi už kiek, 2000. Taip. Bet klausimas. Kur, nes kiekvienais metais kyla mūsų visų kainos, taip? Kur dingsta pinigai? Čia kitas, taip, nes kuo daugiau pinigų, to greičiau jie, aišku, išeina. Bet esminis klausimas, Alanai, tu pakėlei kainą šiais metais? Taip. Diana, tu pakėlei kainą šiais metais? Taip. Aš pakėliau kainą šiais metais. Sandra, tu pakėlei kainą šiais metais. Artūrai, Faktas. tu nuo manęs priklausai. Nu, taip. Taip, Artūras irgi pakėlė kainą šiais metais. Kiek galima? Kiek galima kelti mūsų kainas. Nes suprantat, mes turim kažką duoti už tą kainą. Tai faktas. Negalima tiesiog. Tai va būtent taip. Dabar pasakykit man. Tai reikia duoti kažkokią pridėtinę vertę, negalima tiesiog pakelti kainos. Būtent. Taip. Kažką reikia už tai pasiūlyti. Tai ką tu, pavyzdžiui, pakėlus kainą, ne, kaip organizatorė, pavyzdys visoms kitoms ir kitiems organizatoriams ir organizatoriams, ką tu pradėjai duoti papildomai už šitą dalį? Aš visų pirma šiemet išsigryninau
skirtingas paslaugas, skirtingos paslaugų paketus. Jeigu anksčiau pas mane būdavo tik tai vienas, ar ne, planavimas ir tiek, viena kaina visiems, absoliučiai, ir tik vienas kažkoks paslaugų paketas, ką aš galiu pasiūlyti, ar ne, tai tarkim šiemet aš jau siūlau 3 ir prasideda viskas nuo koordinavimo ir tarkim aš nebesiūlau koordinavimo, tiesiog dienos koordinavimo, kaip įprastai būdavo, ar ne, kad viską planuojasi patys ir tada tu ateini tik tą dieną ir padedi tą sklandžią eigą palaikyti. Tai šiuo atveju aš irgi iš pernai metų, iš užpernai metų pastebėjau, kad galbūt nelabai reikia paleisti žmonės pačius planuotis, nes vis tiek jie nedaro to pastoviai. Tai nėra jų darbas, jie pirmą ir galbūt paskutinį kartą gyvenime tą daro. Ir kažkokių niuansų nežino, jiem atrodo, jie gal viską sustigavo, suplanavo, sudėliojo ar ne, bet visada yra kažkokių spragų, nes jie tiesiog galbūt to nežinojo, negalėjo kažkaip įsivertinti iš anksto ir neatėjo į galvą. Tai čia viskas yra to normalu, nes nesikonsultavo su kažkuo galbūt, kas išmano šitos dalykus. Ir tada tu atvažiuoji į vietą ir supranti, kad neatvažiavo, pavyzdžiui, šakutės desertams. O tau virtuvė sako, kad tai tortasgi ne iš mūsų užsakytas, tai kodėl mes turim vežti šakutės. Ir aš galvoju, ta prasme, jūs susidarėt pirmą kartą su to, kad vestuvėse yra tortas ir jūs nežinot, kad turite atvežti šakutės, nes jūs rūpinatės įrankiais ir indais visais. Tai žodžiu, tai aš tokiais atvejais aš suprantu, kad... O aišku, kad galbūt nuotakai ir jaunikiui tiesiog neatėjo į galvą, ar ne, pasitikrinti, ar tikrai atveš įrankius desertams. Ir tokiu atveju, pavyzdžiui, aš pakėliau koordinavimo kainą, siūlydama ne tik koordinavimą, bet ir... Bet ir konsultavimo viso proceso metu. Jūs planuojatės patys, jūs viską užsakote patys, kas jums labiausiai patinka ir ko jūs norite, bet mes darome kažkokius nuolatinius mitus visą tą pusmetį metus, kada aš pasitikrinu, ar jūs kažko nepraleidot, ar nieko nepamiršot, kažko svarbaus ir nedarot klaidų. Ir tada atėjus jau tą šventę, žinau, kad viskas tikrai bus sklandžiai ir gerai ir nebus tokių siurprizų, nes mes tą kontroliavome visus tos metus, ar ne? Tai, sakykime, čia vienas iš aspektų, ką aš siūlau daugiau, ar ne, nei tiesiog koordinuoti vieną dieną. Ir kitas, pavyzdžiui, yra, aš pridėjau dar didesnį paketą, kur, sakykime, buvo, tarkim, pernai metais aš tą supratau, nes buvo atėjusių dėl planavimo kreipusių porų, kurie, tarkim, nori, kad jiems padėtų, bet jie nori kaip ir viską irgi visur dalyvauti, viską patys darytis ir nieko nepraleisti, ar ne. Ir buvo tokių klientų, kurie sako, kad mes visiškai neturim laiko, mes labai daug dirbam, mes ateinam pas jūs, kad mes tiesiog nežinotumėm nieko. Tiesiog padarykit, pasakykit. Tu mums paskambink dieną prieš vestuvės. Pasakyk, kur reikia būti ir kelintam. Kur reikia būti ir kelintam. Maždaug, ar ne? Ir čia visiškai skirtingas laiko panaudojimas, ar ne? Ir laiko skirimas, tiksliau reikia pasakyti, ar ne? Ir darbų, ir lakstymo, ir visko, ar ne? Tai aš pagalvojau, kad šitą irgi galbūt reikia atskirti, ar ne? Nes tu duodi paketą vieną tiems, kurie nori galbūt mažiau, bet ir patys, ar ne? Ir tiems, kurie neturi visiškai laiko ir sako, padaryk viską, ar ne? Mes ateisim tą dieną, kada reikia, ar ne? Ir, žodžiu, tu duodi paslaugą kiekvienam savo. Turi pasirinkimą, tai yra tai yra visada gerai. Paketai, supratau. Gerai. Alanai, kaip tu pakėli kainą, ne? Jo. Ką siūlai? Pas mane irgi yra paslaugų paketai, bet nemanau, kad tai priklauso nuo mano kainos. Pas mane pastoviai augo mano programos kokybė, nes aš pastoviai važiuoju į užsienį, visokias konvencijas, forumus, paskaitas ir panašiai ir visada gaunu labai daug informacijos, o mūsų konferencijos ir mūsų rekvizitas, kuris yra reikalingas, kad atlikti kažkokią triuką, taip, mes turime rekvizitą, tikrai kainos yra labai didelės ir kuo toliau, tai programos kokybė yra aukštesnė, triukai yra geresni, emocijos yra automatiškai geresni, tai realiai ne tiek daug uždirbu, kiek daug leidžiu į savo darbą. Tai aš beveik viską investuoju, nes noriu augti ir duoti visiems tikrai gerą kokybę savo pasirodymą. Ok, nuostabu. Gerai, Jana, ką tu? Pala, infliacija. Noriu. Mokesčiai tikrai reikia ir komandos, ir išlaikyti. Viskas čia įeina. Ok, Jana. Bus labai panašu gal į Alano atsakymą, taip pat daug investuoju į mokymus, esu paskaičiavus, kad investavau per kelis metus virš 15 000 eurų vien į mokymus
ir savo žinių gilinimą, jau nekalbu apie tą reklamą, tinklalapius, kur turi mokėti, kad klientas tave galėtų rasti ir iš tos kelių tūkstančių minių fotografų pasirinkti būtent tave. Aišku, ir infliacija, PSD pabrango, dabar jau biškai daugiau mokės. MMA pakyla. Nu, Tai tai aš MMA savo algos visada nemokau, kyla. neturiu iš ko dar Pakyla. mokėti. Tai, o dėl ko dar papildomai duodu, nu tai naują kamerą įsigijau juostinę. Nu tai aišku, juostinės nuotraukas dabar dar noriu ten tas, kurios iš karto tau spausdina, dar jauniesiams noriu dar bent. Taip, momentinė, bet nu, kokybiškai padaryta momentinė nuotrauka, o ne kaip vestuvėse pripičkina, ten pusė juostos iš šiukšliadėžį keliauja. Tai va, iš tos, ką duodu daugiau. Ir aišku, mano šypsena tapo dar platesnė. O tai momentiniai čia apie kuriuos tu kažkokius kitus... Polaroidinius Nes tie momentinius. polaroidai nekainuoja daug, kiek aš O, atsimenu. Tai Tai jie nekainuoja daug. Tu paimi tą nekainuojantį daug kamerą, kuri kainuoja 100 eurų. Tada tu jauniesiams duodi 10-20 nuotrauką. Ne, būtent jų nuotraukų, kurios ten visos dienos metu darai. Tai 10, 20, 30 eurų papildomai. Kodėl aš turiu išleisti dar 40 eurų investuoti į... Tai ir už tai nieko nepasiimti atgal, taip sakant. Turi vis tiek kažkaip išsiskirti iš kitų fotografų. va. Mes investuojam, kad išsiskirti nuo kitų. Ir kad duoti daugiau. Taip, ir kad duoti daugiau. Taip. Čia reiškia, kad man dabar reikia atmušti būtent tos 30 eurų, kuriuos išleidau juosteliai. Ne, bet jeigu aš duodu daugiau, aš noriu gauti daugiau. Aš gal kitaip pasakysiu, mums reikia užkabinti klientą kažko, gal neišsiskirti, nu čia iš kurios pusės mes pažiūrėsim, bet mes turim kažkom užkabinti, pasiūlydami klientui, užsakovui kažką. Kažkokią naują Jo, paslaugą. kažkokią naują. Taip. Kažką Nes daugiau, taip. mes vis tiek, mes ten būnam, ypatingai vasarą, ne, pas mūsų vestuvės ten penktadienį, šeštadienį, kartais dar darbo dienomis, tiesiog ten antradienį, kokį trečiadienį, tai mes tose vestuvėse ten per sezoną būnam, nu, ten 20-30, mane gal kažkas daugiau, 40. Ir mes matome, ir mes galime užsakovams, klientams tiesiog patarti, nes mes vestuvėse būnam žymiai daugiau. Jų tai gali būti pirmas vestuvės, nes yra daug jaunų žmonių, kurie net nebuvo kaip svečiai vestuvės ir jie galvoja, ir ten mama kokia ar močiutė. Iš tų senų laikų. O mano laikais tai mes va taip va darėm. O tai kodėl mes dabar nuotokos, dabar ne šitą, Nevoksim. nevoksim, aš nesupratau, kur Brama vartoja šitą dalyką. Jo. Kur Brama, kur Vietos išpirkimai. išpirka Taip, ir taip. taip Reikia, toliau. kad būtinai būtų išpirkta vieta. Ir taip toliau, čia šiaip vat, labai geras bairis. Iš mano pusės, vat, mes visi mylim savo klientus, taip, faktas. Taip. Faktas, bet. Yra vienas bet. Tiesiog būna tikrai tokiu atveju, čia iš šios vasaros pavyzdys, kai vyksta vestuvės, mano manymu, jis turėtų vykti apie jaunavedžius, teisingai, ta prasme, tai yra būtent jų sprendimas, ką jie daro, ko jie nedaro, o kas svarbiau, ko jie nedaro, taip, ko nebus vestuvės ir taip toliau. Tiesiog buvo atvejis, kai vestuvės labai didelios, prašmatnios, fainos vestuvės ir kur realiai viskas buvo sprendžiama už jaunavedžius iš tėvų pusės. Tėvai nurodinėjo, ką jie dabar darys, tėvai nurodinėjo, ko jie dabar nedarys, pasakė, ten pavyzdžiui, jaunikis tiesiog, nežinau, su draugais kalba, prie jo prieina, nu, einam, nuotaka reiškia, voks. Nei jis nori. Jis pats pasimė. Aš buvau tose Tu vestuvėse. buvai tose vestuvėse. Nei jis to nori, nei nuotaka to nori, kas svarbiausia. Nuotaka 100 metų, jinai pasakė, aš nenoriu, bet ne, tėvai sako, Niekada privalo. šito nenorim. Tai Visų faktas. pirma. Tai Bet, va čia, nu, tuoj. tarkim- Jo, nusakyk. Ne, čia tiesiog aš norėjau pasakyti, kad aš šitą dalyką tiesiog iš anksto naikinu savo vestuvėse. Nu, mano vestuvėse visada yra organizatorė, tai Na, tu. jo, aš... Bet jau Tai šitas aš šitą- mažėja. Jau šitas Man irgi žymiai atrodo, mažėja. kad dabar to neturi būti iš vis, bet Bet atsiranda. Bet yra. Atsiranda tie atvejai, kur Aš manau, privalo. yra vis tiek. Pernai metais aš tik tai vieną tokią porą turėjau, kur mama labai kažkaip stengiasi kontroliuoti, o ten nuotaka buvo labai tokia minkšta charakteriu ir kažkaip priešintis mamai nesugebėdavo, bet aiškiai, akivaizdžiai norėjo modernesnio visko. man atrodo, čia iš man psichologijos. Gal pavyko. Tėvai tiesiog neturėjo tokių vestuvių, kaip jie norėjo. Galimai. Ir dabar nori tiesiog padaryti savo vestuvės. Arba Taip. tėvai turėjo tokias vestuvės, kurias darė jų tėvai, nu, seneliai to. Tai Ir, va, ta prasme, jo. jo, ir ta prasme, čia tokia, va, reikia, mes geriau žinom. Neišpildytų Taip, va, va, norų. va, tas Neišpildytų norų. mes geriau žinom. Iš tėvų pusės, bet mes geriau žinom. Nu, sorry, ne.
jūs nežinot geriau. Ta prasme, taip, jūs šventit savo vestuvės prieš 20 metų, viskas aišku, viskas 20 tvarkoj. dar gerai. Čia dar gerai, jo. Kas čia prieš 20 metų, 25, nu, tarkim. Ten, nu, 90-aisiais kas vyko. Ten visiškai vakchanalijos, aš nežinau kaip. Man tai labiausiai faina, kai kviečia, dėdė Jonas, jisai filmavo mūsų vestuvės. Dar padainuos. Jisai dar gyvas. Reikia. Jisai... Esmė yra dar gyvas. Jo. Jisai... Ten trūksta žodžio vos, dar vos gyvas. Taip. Buvo čia prieš porą metų kažkokios vestuvės, kur literaliai buvo va toks dėdė Jonas, dėdė Petras, nesvarbu, su tokia... Kameramenas. Pas mane gan dažnai būna vestuvėse, kad tėvelis ar tėvelio draugas koks nors ateina su tokia kamerėlė dar... Ne, čia savo. Čia viskas good. Bet kai jisai Aš savo gerai, kai jis tau netrukdo. Nu taip, jis taip. šitą... Jis dar bando už tave prieš įstavę tą geresnį rakursą. Taip fotografuoji. Ne, gerai, kas čia per kamerą pas jūs? Ir visą vakarą jis apie tavo kamerą nori kalbėti visur. Tai papasakokit daugiau. O, pas mane irgi priim. Taip. O čia kas čia šitas? Jo, aš va 80-aisiais. Denteksas pas mane buvo toks, nu, žinai, va toks. Jo, pas mane. Jau šitą irgi mažiau, bet grįžtant prie tavo, ką tu pasakėjai, realiai, kai mes dirbom pradžioj ir už tos 300-500 tikrai buvo daugiau kažkokių problemų, bėdų pačiam renginį. Suvaldant visą situaciją aplamai, nuo muzikos iki ten pagrobimų, negu dabar, tu ateini vis tiek, kitokią publiką. Dabar aplamai ir laikai keičiasi, ir jaunimas šiek tiek irgi jau sako tėveliams, tėvelį, ačiū jums labai, gal jūs duodat mums pinigėlių, bet mes padarysim taip, kaip mes norim. Gal leidžia ten tėvams kažką išsirinkti. Kažkokią staigmeną, jo, pavyzdžiui. kažką, okei, bet jau globaliai, mes nesusidarėm, bent labai minimaliai dabar Bet to. kilant kainą ir tavo klientas keičiasi, dėl to aš ir faktas, noriu taip. kelti kainas. Kad ateitų sąmoningesnis klientas, kuris nori, kad šventė būtų apie jį ir pagal jį, o ne kaip liepia Tai vat, man... rėmėjai. Bet šiaip ir jaunimas vakarėja iš tikrųjų, mes jau nebedarom kažkokių tokių nesąmonių. Tikrai. Ačiū Dievui. Bet Ačiū man Dievui. vis laikas klausimas, kai mes keliam kainą kiekvienais metais, nes mes visi tai darom normalu, kur riba? Gerai, įsivaizduokim, kur Ribos fotografo, pavazai, ne? Kur fotografo kainos riba? Vat kiek gali kainuoti, ta prasme, foto už 5 metų? Aš manau, čia rinka diktuoja vis tiek. Žinau. Aš manau rinka. Kitas dalykas, aš kaip ir daug fotografuoju užsienį, tai aišku, užsienė kainos yra didesnės. Ir užsienė tokios ribos nėra, nes tie patys lietuviai, kurie fotografuoja užsienį, jie ima ir 5, ir 8 tūkstančius, yra ir 10, ir 12 tūkstančių už 1-2 dienų vestuvės, tai pačios siekiamybė yra gal 10 tūkstančių už 3 dienų vestuvės, man. Natūraliai, tu įimi daugiau už užsienio renginį dėl to, kad tau skristi Aš reikia. ne, tu nekalbu negali apie prieš dieną išlaidas paimti kelionės. kažką Čia jau arba- raiderio išlaidos, čia jau kitos. Jo, aš nekalbu apie išlaidas, tiesiog mano kaina tam pačiam Londone fotografuoti vestuvės prasideda nuo 3 tūkstančių. Neįskaitant mano išlaidų. Nes rinkos Kodėl? kainos ten Nes rinkos patenka. kainos yra visiškai kitokios ir mano kaina 3000 jiems nėra, tai yra maždaug to paties lygio, kaip pas mus 1,6-2,000, Bet tie žiūrėk, 3,000 ten. Aš dar galvoju, kad jeigu, tarkim, dabar pas Dianą ateina ir sako, netgi čia Lietuva, žiūrėkit, Diana, aš tau duodu 6000, pavyzdžiui, bet aš nuotraukų noriu po savaitės. PVZ. Pas mane biškai pigiau tas kainuoja. Ne, Po nu, bet- savaitės kainuoja 500 eurų tik. Aha. Aš Aš turiu tau tą ką tik- pasiūlymą. Čia pasiūlymas tiesiog. Ne, bet aš tiesiog sakau, kad kai yra klientas, jei yra paklausa, ta prasme, mesgi nešaunam. Už 6000 atiduosiu nuotraukas jums sekančią dieną. Ne, bet mesgi nekeliam kainų taip, kad šiais metais mes kainavom, tarkim, 1000, kitais metais mes kainuojam 3000. Ir paaiškinkit, kodėl. Jo, mes keliam keliais šimtais eurų, tam, kad visos kainos kyla ir manau, tai yra normalu ir ten darbuose pa žmonės kainos kyla. Čia yra normali praktika. Į parduotuvę nueini, ten kainos kyla. Taip. Tai... Bet aš keliu 2 kartus per metus kainas, maždaug po 50 eurų. Tas nėra kažkokie kosminiai pinigai, kad, pavyzdžiui, sausį užsakęs klientas sumokės 2000, o jau tais pačiais metais gruodį užsakantis klientas sumokės ten 3,5. Ne, iš tikrųjų tai skirtumas bus apie 100 eurų, kas yra visiškai natūralu, priklausomai nuo sezono užimtumo, priklausomai nuo
jeigu tai yra ten šeštadienis, penktadienis, ketvirtadienis, aš tikrai neatiduosiu ten 4 valandų fotografavimo 2 metam į priekį ten. Nes aš žinau, kad atsiras žmogus, kuris norės visos dienos fotografavimo ir aš galėsiu daugiau uždirbti. Jeigu neatsiras, aš tiesiog pailsėsiu. Taip, tai va apie ką grįžtam, geriau atidirbti vieną kartą už 2000, negu 2 kartus po 1000, nes tu dirbi ten 2 kartus. Tai, Taip. Ir sakau, nemanau, kad mes tas visas aplamai visa renginių industrijos tiekėjai kelia kainas drastiškai. Aš manau, vat, kaip Diana pasakė, kad kėlimas ten 100-200 eurų į metus, Tai vat supranti, prie ko aš visą šitą temą ir vedu. Yra toks dalykas kaip sužvaigždėjimas, kuris labai stipriai pasireiškęs yra pas realiai, man atrodo, mūsų visus. Aš tikrai... Apie save kalbėk. Taip, aš tikrai galėčiau sakyti apie vedėjus, nes tai yra labai dažnas atvejis ir labai lengva yra pasimesti tarp to, kad tai jeigu mane užsako, tai reiškia, mane už 10 metų čia užsakinės ir taip toliau. Ir šitie dalykai keičiasi va taip. Yra žmonės, kurie jau nebeaktualūs, kurie buvo labai populiarūs prieš 5 metus, pavyzdžiui, čia ką tik realiai, COVID buvo prieš 5 metus. Ir jie jau nebeaktualūs. Bet kodėl tada, pasakykit man, prašau, tam tikras garsus, nežinau, atlikėjas, vedėjas, foto, video, organizatorius gali kainuoti ten 10K ir daryti realiai mažiau negu PVZ kažkas iš jūsų. Labai paprastas. Nes jis turi vardą. Taip, jis turi vardą, jis turi mediją, jis turi žinomumą ir tai yra faktas. Jeigu tu esi žvaigždė, pasakyk. Ne, jisai iki tol dirbo 20 metų tam, kad Taip. jisai gali, jisai turėtų tą vardą. Čia irgi tiesa. Tai čia yra normalu, Taip. tai tu per 20 metų sukaupęs tiek žinomumo, tu atidirbęs ten 1000 N renginių ir tu gali sau leisti pasakyti, aš arba dirbsiu už 10 000, arba aš nedirbsiu. Nes, tarkim, kad ten, nežinau, kad visi sakytų, mano vestuvėse ten vedė mano vestuvės tas, ar ten grojo tas, ar ten buvo ten tokia dekoratorė, ar ten ta fotografė, ar ten tas iliuzionistas, kaip pavyzdys. Tai tu ne šiaip savo, tu per metus netampi tuom. Tu dirbi 5-10 metų, tu dirbi gal net daugiau tam, kad po to sakytų, pas man jisai dirba. Faktas. Tai dėl šito aš su tavim ne visai sutinku, kad tie žmonės, jie gal turi savo rinką, gal jie jau neveda, tarkim, ar ten, jeigu apie vedėjus, gal jie neveda vestuvės, ne, kur ten 25-30 metų, gal jie veda jau jubiliejus. Po 50. Visada yra savo klientai, visada yra savo auditorija, bet dar paaiškinimas. Įsivaizduok, žmogus, kuris turi labai daug ir sekėjų, arba jeigu jis atlikėjas daug tų peržiūrų, perklausų YouTube'e. Tai jeigu tiek žmonių, ta prasme, jeigu tiek daug žmonių norės pakviesti tą žmogų į savo renginį, tai jis turi dirbti kiekvieną dieną. Ir jeigu jis dar kainuos pigiai, tai jis dirbs kiekvieną dieną pigiai, tai, ta prasme, jam bus šakės, jis mirs. Bet nes jeigu kuo daugiau žmonių tave nori, to brangiau tu gali kainuoti. Ir tai yra ne tik tais, kad marketingas, tai yra ir pardavimai ir viskas. Ir dar tu gali kelti kainą tiek, kiek ją moka. Taip, taip. Jo. Kol moka, yra paklausa. tol tu gali kelti. Kol gali argumentuoti realiai, kodėl tu tiek Taip. kainuoji. Bet ar dažnai tavęs klausia, o kodėl tu kainuoji ten 1000, Aš manau, o ne aš manau 700? labai aiškus klausimas, jeigu manęs tokių dalykų paklausia. Ne, bet sakau, ar tavęs klausia? Ne. Nugi neklausia. Ta prasme, tai... Tai o kokią žvaigždę tikrai neklaustų. Jo. Tuo labiau. Bet suprantat, yra dar kitas dalykas, pavyzdžiui. Jo, aš pilnai sutinku, aš būtent tą klausimą uždaviau su tą mintim, kad jūs man duotumėte. Provokacija buvo. Jo. Tai, o žiūrėkit, dabar tada toks atvejis. Įsivaizduokit. Vestuvės, reiškia, užsakytas yra pasamdytas vedėjas, bet ceremonija vyksta tenais vietoj ne metrikacijos, taip, o yra užsakytas specialus žmogus, kuris atvažiuoja ir praveda šitą ceremoniją. Čia humanistinė ceremonija. Taip, humanistinė, bet tai... Save kalbėjo. Ne, žiūrėk. Aš žinau, prie ko jisai veda. Mes tiesiog, aš nenaudosiu dabar vardų, aš tiesiog noriu vieną pavyzdį duoti, ne? Žmogus žinomas, bent jau pagal sekėjų skaičių galima suprasti ir taip toliau. Čia buvo mano atvejis, aš vedžiau vestuvės, buvo pasakyta, kad atvažiuos specialus žmogus pravesti ceremoniją, man netgi įdomu pasidarė, nes aš kiek man jį išreklamavo, galvoju. Nes aš pats vedu ceremonijas ir man pačiam įdomu šitą pavyzdį pamatyti. Kasgi, taip. Jo. Bet atvažiuoja pavėlavęs į ceremoniją žmogus, ceremonmeistris,
jeigu neklystu. Reiškia, atvažiuoja, atidaro, reiškia, bagažinę, išima kažkokią, tokią labai sausau kolonėlę su laidiniu mikrofu. Čia 24 metai, aš primenu. Laidinis mikrofas, mane pasičiuk čia. Jis pats tą kolonėlę pasistatęs ant žolės, ten kažkaip, šleivai kreivai. Ir aš jau supratau, kad viskas, jeigu jis jau čia prie altoriaus, aš jau nebelendu, aš atiduodu visą sceną jam, jis pakvies, sukvies ir taip toliau. Tai buvo klaida, nes žmonės patys turėjo suprasti, kad čia reikia... Kažkas vyksta. Jo, kažkas vyksta. Nes, aš jau specialiai nebelindau, galvoju viskas. Čia yra jo, čia yra ceremonijos dalis, jo viskas, okei. Tai ir mes taip su juo esame susitarę. Jis nepasakė nei žodžio, iki kol jaunavedžiai patys nesuprato, kad jiems jau reikėtų ateiti iki altoriaus ir atsistoti. Ir tik tada, kai atsistoja, jis atidaro savo planšetį. tą popierinį. Ir pradeda skaityti, tokį tekstą, kurį pakeisk vardus ir pavardės ir važiuok į sekančią ceremoniją. Ir tik visiems. Taip, ir tiks visiems važiuok į sekančią ceremoniją. Ir sakau, tai buvo žinomas žmogus. Tai klausimas, kodėl aš apskritai pakėliau šitą klausimą dėl kainos, dėl kainos ir kokybės santykio, kiek tu gali kelti savo kainą ir kiek tu gali, pavyzdžiui, jodinėti ant viso šito savo vardo, įvaizdžio ir taip toliau, nes anksti ar vėlai ateina momentas, kur jau tavo net vardas netgi nieko tau nelabai daro, kol tu nedarai kokybiškai. Tai taip, tu žiūrėk, kol tu neinvestuoji į save, tai žiūrėk, jisai pravedė vieną tokią ceremoniją, antrą, trečią ir jisai neturės. Jau nebus to atgalinio ryšio. Tai yra to atsiliepimų, neįgiamų ir viskas. Žmonės jau galvoja, gal mes pakviesim jį. Ne, geriau nekviesim. Realiai vienas blogas atsiliepimas apie mūsų visų darbų, apie, tarkim, nesvarbu. Gali sugadinti karjerą. Tu turi 10 gerų, bet jeigu galimai vienas blogas komentaras, kad ten kažkas buvo blogai, žmonės skaitys ir gali būti neįdomu, kad buvo 10 gerų. Nesutiksiu. Žinau, aš sakau, šiais laikais vienas blogas tau nieko nepakeis. Aš sakau, kaip, gali. Priklausomai koks blogas. Na, aišku, ant kiek blogai tu padarėjai, Jo. jeigu tu ten neatvažiavai į tą šventę ir aparatūros neatvežė ir vedėjas girtas buvo ir šviesa laužo ir viskas jau ant tiek blogai, tai aišku taip, bet toks dalykas, kad tą atsiliepimą pamatytų visi tavo būsimi klientai, 10% taip. Čia, žinai, visi kiti nepamatys. Turės labai ieškoti. Aš dėl vieno, aišku, čia šiek tiek šaržuoju, bet vis tiek. Bet iš to renginio jau pas tave klientai neateis. Ir dar čia jau kitas dalykas. Jeigu vis tiek pas mus, pas daugumą yra tas toks ryšys, kad iš vienų vestuvių paskui pas tave ateina ta nuotakos draugė, kažkokie svečiai, o jūs puikiai vedėt, vis tiek kaip mes auginam tų klientų ratą. Tai jau iš to renginio pas tave niekas neateis ir dar keletą atkris dėl to, kad kažkokie vis tiek Lietuva nedidelė šalis. Plius Lietuvoje kiekvienas jo žino kitą... Per 3 parankos spaudžiamas. Jau ne per 6, per pusantros. Pas mus ant tiek realiai maža rinka, kad, mes taip, būtent per vieną, per kitą rankos paspaudimą. Faktas, realiai moralė, aš sakau, manau, tiksliau, yra tokia, kad, tu gali, sakau, tavo vardas kažkiek tave veža, kažkiek tave palaiko. Taip, bet jeigu tu pradėsi, nesvarbu, koks tu esi populiarus, jeigu tu pradėsi daryti savo darbe, automatiškai, ta visa sėkmė, jinai, manau, nesitęs labai. Gali išgarot, bet ne iškart. Dar kažkiek tu pratemsi. Tu tiesiog lysi pabiškį ir tiek. Iš inercijos, žinai. Iš inercijos, taip. Bet paskui netgi 2 ir 3. Labai gera ideologija, žiūrėkit. Kokybės, kainos ir tavo populiarumo santykis. Va. Dar. Pats nepatikėjai, ką pasakyti. Taip. Nes vis tiek, taip, jis gali kainuoti brangiau, nes jis yra žinomas ir populiarus, bet jeigu jo darbas yra prastas, tai jam tas žinomumas tikrai nepadeda. Nors būna, kad ir padeda. Tikrai. Yra tokių atlikėjų, kurie išeina... Atsakymo vieno nėra. Taip. Gali būti taip, gali būti ne. Gali būti įvairiai. Gali būti visai. Sakau, ir aš dirbęs ten su keliais ir žinomais. Ir aš tiesiog kitas dalykas dar, tuo pačiu net nekalbant apie klientus, bet kalbėsim apie kolegas, su kuriais kartu dirbam. Pavyzdžiui, yra žmonių, kuriuo aš niekada nerekomenduosiu.
Todėl, kad jie Kodėl tu žiūri mane? pasielgia negerai. Aš tiesiog žiūriu į tą pusę, nes vieną Alaną žiūrėti negaliu. Nu, tai žiūriu į visus kartu. Tai toks dalykas, jeigu pas mane ateina klientas, kuris užsakė šiuo metu, pavyzdžiui, tik vietą ir fotografų ir neturi dar kitų paslaugų teikėjų. Ir jis paklaus, ką tu manai apie... Ir atsiunčia tau, nežinau, 3 videografus, pavyzdžiui, arba gali rekomenduoti. Tai jeigu, pavyzdžiui, tame sąraše ten 3, 5, nežinau, vedėjų bus tie, kurio aš tiesiog jų nerekomenduosiu, sakysiu, šito, tikrai geriau neimk. Čia yra mano nuomonė, Čia jūs yra mano padarėte savo nuomonė. sprendimą, bet taip. Todėl, kad buvo, galbūt aš trumpai, net jeigu bus klausimas, kodėl, aš trumpai pasakysiu, nes tas žmogus savo darbą atliko neprofesionaliai ir tiek. Ir kitas dalykas, kad tu dar iš kolegų, kaip, pavyzdžiui, tikrai nemažai užsakymų pas mane ateina dėl to, kad mano jaunieji rinkosi vilą, jie pasirinko, ten mane parekomendavo. Tada mano jaunieji rinkosi suknelę, jie paklausė dėl manęs, o ta fotografė žino, jo, nuostabios nuotraukos. Ir viskas, man skambino, užsako, nes jiems buvo abejonių, vis tiek renkasi, tu ne vienintelis vedėjas, tu ne vienintelė planuotoja, aš ne vienintelė fotografė. Nu gerai, tu toks geras vienintelis iliuzionistas, jo, tai jūsų tikrai nėra daug. Iš lūpų į lūpas tai yra geriausia reklama. Garsius įsirengimas. Geriausias didžėjus. Jo, tarp kitko, čia su dydžiai realiai viena iš labiausiai juokingų problemų, jeigu mes tai gaunam savo nuotraukas, iš navedžių, iš fotografijų ir taip toliau. Žmonės, kurie mažiausiai gauna nuotraukas, yra dydžiai. Ir ta prasme, jeigu tai žiūri fotografai. Jis visada pasislėpęs, jo nemato nieko. Nežinau, aš visada stengiuosi visiems Aš tai padaryti. sakyčiau, kad mažiausiai nuotraukų turi iš vestuvių, tiksliau neturi fotografai. Jie neturi savo nuotraukų, Jo. savo Asmeninių nuotraukų, taip. Tu, Tai pavyzdžiui, dėl to tu imi antrą fotografą su savim arba asistentą, kuris tave pafotografuoja. pavyzdžiui, Kalbute. irgi, blemba, aš pavyzdžiui noriu aš nueinu į tam tikros fotografijos profilį, taip, aš noriu pamatyti, kaip žmogus Jo. atrodo. Jo. Va šitas mane irgi labai. Kur rasti nuotrauką, kaip atrodo pats fotografas? Vardas tikrai nevyriškas, gerai šitą. Taip. Bet man juokingiausia renginys. Visų teikėjų renginys, tai tikrai ten daug, visi žmonės susijęs su vestuvim. Prie manęs panelė prieina, oi labas, kaip gyvena, aš tokia, labas, gerai. Kažkaip taip tikrai labai nuoširdžiai šaltai atsakiau. Paskui renginį kažkur dar, jie su manim. Tai aš ir pasako, kaip vadinasi Instagram, aš tokia, o Jėzau, Marija, atsiprašau, sakau, aš gyvenime neįsivaizduoju, kaip tu atrodai. Reikia, kad čia tegas būtų, Ten žinai, nėra nei vienos jos nuotraukas, ne, profile picture yra, kur ten, Kur žinai, ta nepriartins nuotraukytė. niekaip, jo. Nu, biškai gali priartinti, bet, žinai, vis tiek ten su kepūrė, taip, net pažinsi to žmogaus ir aš tokia. Realiai pas Dianą, man atrodo, vienintelis profilis. Nuoširdžiai, daug vienintelis tikrai. profilis, Yra, bet kur tikrai matosi mažai. tikrai Ne, jos yra, veidas. yra. Fotografai, rodykit save. Jūs Taip, labai prašau, gražiai nes atrodote. Aš tikrai Mes noriu nepaminam. grįžti prie vienos temos, nes mes vėl palėtėm didžėjus, apšvietėjus, va tiek, va, ir vėl, tai fotografija. Tai įdomiau, žinok. Nes, realiai didžėjai, apšvietėjai, kas stovi už pulto ir daro visas šviesas, stato visą įrangą, realiai į juos visada, ne visada, 90% atveju yra mažiausiai dėmesio skiriama. Ir jeigu jaunoji rašo kokį atsiliepimą, wow, koks vedėjas, ten super. O realiai vedėjas be didžėjaus, jisai nei turi, nei mikrofono, jisai negali vesti kokybiškai. Jisai neturi muzikos savo kažkokiems ten žaidimams ar savo kažkokiai veiklom. Jisai Ekranas neturi šviesų. Jisai, Ekranas, jo, jisai Bet neturi kitas dalykas, ekrano. paprašyk to atsiliepimo. Tai taip, bet aš prašau, bet aš turiu omeny, kad kažkodėl dauguma galvoja, kad yra vedėjas, kas liečia, nes vedėjai dažniausiai dirba su savo didžėjim. Ok, būna kartais, kad užsako atskirai, bet dažniausiai ir taip ir didžėjai patogiau, ir vedėjai, nes jau žino, kada ką įjungia. Ir vedėjas, super, o didžėjas ten net neparašo. Ok, ta prasme, ir tas labai abydna, tikrai. Žinai, ką pastebėjau? Didžėjai visada bando pasislėpti po jūsų stalų. Kažkaip, tikrai nemačiau beveik nei vieno didžėjaus, kuris dabar aš jums padarysiu šou. Dėl to visi ir atkreipia dėmesį į žmogų, kuris scenoje. Taip. Jūs šiaipgi esat techninis aptarnavimas. Taip. Suprantu, gal šiek tiek liūdna, bet tai yra Jūs patys techninis pasirinkot. aptarnavimas. Ne. Čia jūs Pats pasirinkai. yra kitas kelias. Tas didžėjus, kuris yra kaip atlikėjas, kaip didžiai Giovanni. Ir mes turime nedaug, bet turime kažkiek
mokesčių per šį. Pramoginių Aš dydžių. nepasakysiu. Pramoginių didžėjų, kurie daro šou. Nežinau, ar jie yra profesionalai, ar jie daro tą muziką gyvai, bet kad jie daro šou, taip. Faktas. Ir jiems tikrai rašo atsiliepimus. Ne, tai Iš tikrųjų, faktas, va. bet sakau, šiaip bendrai paėmus, aš sutinku su tavim, kad dalis tokių yra, bet tikrai yra dalis tų, kurie, kaip tu sakai, užveda, bet kažkodėl, nu tai ten ką jisai, ten play mygtuką paspaudė, taip aš taip pat galėčiau, O ne taip? dar mokėti. Bet iš tikrųjų, man, jeigu šventį reikėtų rinktis didžėjų, aš net nežinočiau į ką aš turėčiau atkreipti dėmesį, ką aš turėčiau tokio pamatyti jūsų puslapį, jūsų Instagram'e. Geriausia, ką Visur galėčiau šviesos. pasakyti, Taip. tai tiesiog kažkokį fainą reel sukurtą, kuris biški bent atsispindėtų čia tave realiai labai šokantį Gera tema, nes didžėjai, tai yra mes, aš negaliu atsakyti už visą rinką, ne, bet tarkim, už savo kalbėk už save, pažįstamus, ne. Kadangi mes esam tiesiogiai priklausomi nuo vedėjų dažniausiai, ką mums ten kažką daryti? Jie tokie prilipę, žinai. Ne, tai mes patys kalti, iš dalies, aš to sutinku, bet kaip aš, tarkim, stengiuosi, kad va tu sakai, tu nežinai, ką iš didžėjų ką atkreipti galėtum dėmesį, taip. Aš visada, kai tik įėjus į salę, fotografam ar videografam, aš pats prie jų prieinu ir sakau, žiūrėk, pirmajam šokiui aš nustačiau tokias šviesas. Taip, baltas šviesa Ta prasme, gerai. Aš nustačiau tokias šviesas, ar tau tiks? Ir tokiu, taip, o tu gali, kad, tarkim, ten žemiau, aukščiau, sakau, taip galiu. Ok, man tinka. Po to šokių metu aš kažkaip jau sakau, jeigu tau reikės kažkokių šviesų, nežinau, tau tarkim dabar reikia žalios, raudonos, nes tu man pasakyk, pamirksėk, aš jungsiu. Sakau, gerai. Ir tokia nuostaba, aš jaučiu iš jų nuostabą dažniausiai. Nes Ir aš- dažniausiai ateina kad ir dydžiai turi bendrauja. išprašinėti tą baltą Na jo. Jo, šviesą. ir aš Aš mačiau nesuprantu. beveik kovą tarp didžėjaus ir fotografijos. Tikrai. Ten jau turėjo prasidėti. Bet iš Jung tikrųjų- man tą šviesą. Ne, aš nenoriu. Jung. Fotografams maždaug ir taip ir buvo. videografams reikia baltos šviesos. Visų jūsų spalvų mums Ne, nereikia. tai ir kai aš kartais, kai jau šokė, tai prasme, per pirmąjį šokį tik baltos, viskas sakė, bet po to, kai diskoteka, aš prieinu, sakau, ar ten prie manęs, Atmosfera. kokios tau yra dabar skirtumas? Ne, gali jums bet ką. Ok, viskas, aš daugiau neprieinu. Ir po to, kai po renginio ar ten renginio metu prieinu, sako, lembo, kaip faina, kad tu ten paklausai, nes per pirmą šokį, kai įjungia, tai gerai, kad įjungia. Yra tokių, kurie paspaudžia, ten yra toks autoplay ir ten Šviesą, beleką, jo. Pirmas šokis. oranžinė Taip, mėlyna. Žiūrėk, tikrai kitą kartą tas fotografas, jeigu paklaus apie didžėjų, tai Taip, aš apie parekomenduos ką tave. kalbu, Taip, kad- tai nes tu parodė savo profesionalumą. Jo, Taip. tai taip, iš aš dalies irgi mes suvietu. nedarom kaip ir nieko, vat, kaip tu sakai, tu nežinai, bet aš asmeniškai tokiu būdu bandau, kad vat, kitą kartą fotografas ar videografas pasakytų, aha, kad vat, tas gal neblogas, jisai nors Čia šviesas Instagramo nenustatė. aprašymę parašyk, įjungiu baltą šviesą. Per pirmąjį šokį. Taip, taip, taip. Nekovojo. Bet iš tikrųjų yra vietų, kur man buvo neįjungę baltos šviesos ir aš tų vietų daugiau neberekomenduoju. Tai va. O tai tu papasakok apie kovą, kom baigėsi. Ne, jau- viskas tvarkoja. Aš išėjau Jie į gyvi. sceną, dėl to jo, viskas buvo tvarkoja, bet jo, aš puikiai prisimenu, aš jau laukiu savo išėjimo, ten stoviu ir ten, tu supranti, man reikia, aš darau taip, kaip reikia žiūrovams, ten va toks jau buvo tas Taip, taip, apšvietėjas. taip, 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 taip. Man atrodo, aš negi žinau, apie ką tu kalbi, žinok. Ir Taip. aš matau, man žinai, ir šiaip fainai, kad būtų daugiau tos šviesos scenoje, taip gerai, bet ir iš fotografijų suprantu, nes noriu gauti savo nuotraukų. Tai aš pastovėjau, pažiūrėjau, palaukiau, Iliuzonistas Alanas, bum, į sceną. Bet dėl šviesos, supranti, bloga šviesa, blogos nuotraukos, nepatenkinta nuotaka, Žinau, nepatenkinti žinau. teikėjai. Tai geriausia klausyti fotografą. Mes viens nuo kito priklausomi. Šitoj rinkoje kažkas padaro blogai vestuvių dieną ar renginio dieną, kenčia galimai ir visos kitos sferos. Žinau, kad norim dar aptarti, žinau, kad yra dar temų, bet aš tikiuosi dar, žinai, to momentu, kai mes kalbam šitą dalį mūsų, dar žiūrinčių mūsų, nes mes tikrai nemažai laiko čia praleidom, bet tikrai pratęsim. Visai neužilgo, realiai antroji laidoj. Tai kol kas, ačiū labai, kad buvot. Tai buvo Sandra Garbanės planas. Galima neplot, nes jau plojame. DJ Artūras Savo Sounds, Alan Gladkovas, iliuzionistas. Atlikėjas man patinka, kaip ploja. Suprantate, bet kol kas patikėt.
Gerai. Fotografė Diana Ko ir aš, renginių vedėjas Denis Ras. Kol kas ačiū Jums ir pasimatysim kitoje laidoje.